Šiandien apie pasninką nuo puikybės arba išdidumo. Tad šiandien 31 diena mūsų gavėnios kelionėje ir kadangi penktadienis, tai penktadienis dažnai yra susijęs su pasninku. Bet dažniausiai žmonės pasninką tai susiję tik tai su maistu. Taip, nevalgyti kažkokio tai patiekalo, nevalgyti kažkokio tai maisto, nevartoti kažko ar panašiai. Bet jeigu mes padarytume kitokį pasninką nuo išdidumo, pasninką nuo pasididžiavimo, pasninką nuo puikybės. Ir noriu šiandien pasidalinti skaitiniu iš laiško Filipiečiams 2 skyriaus. Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Ir tada kitas skaitinys yra iš Siracido knygos 3 skyriaus. Mano vaike, būk kuklus atlikdamas užduotis ir būsi mylimas labiau negu dovanų davėjas. Juo esi didesnis, juo labiau nusižemink ir rasi malonę pas viešpatį. Daug didžių ir kilmingų žmonių, bet savo užmojį jis apreiškia nusižeminusiems. Didi viešpaties galybė, bet nusižeminusieji jį garbina. Tad šiandien galbūt tu, kaip ir aš, nuspręsi pasninkauti nuo šitos puikybės, nuo šito išdidumo ir nusižeminti. Taip, galbūt tai padės geriau suprasti kitus, mažiau žiūrėti kitus iš aukšto ar panašiai, galvoti, kad tu geresnis už juos dėl kažkokių tai priežasčių, kad jie prastesni už tave ar panašiai. Taip, kaip dažnai mes teisiame kitus žmonės, kai galbūt reikėtų pasižiūrėti į save ir padirbėti prie savęs. Tad šiandien galbūt susilaikysi ne tik tai nuo kažkokio maisto, bet ir nuo kažkokių tai charakterio savybių, kurios galbūt nedaro tavęs labai ištikimų Dievui.